Labas rytas, labas rytas. Jau labas rytas, su jumis sveikinas Vitalis, 1000 km dviračių YouTube kanale. Ir šiandien pas mus išaušo Portugalijoje 7 diena. Jau jėgos biškį apleido po vakar tokios intensyvios dienelės. Taigi šiandien bus, galima sakyti, ramiau 124 tiek pat kiek vakar plus minus kilometrų. Bet tik tai kilometras 200 metrų sukilimo. Ir tikėtina, kad viskas įvyks asfalte, nebus jokio žvyro ir blogos dangos. Taigi jau čia taip kaip ir įveikiama ir nelabai sudėtinga trasa turėtų būti. Taigi galbūt šiandieną mes ir pailsėsim, nes jau po vakar tai kaip biški lavonėliai. Na ką, o galimai mes šią seriją 7, 8 ir 9 apjungsime į vieną. Jeigu nebus ką labai parodyti ir kažko tais labai įdomaus, jeigu tik važiuosim tik asfaltų ir nuotykių nebus, tai bereikalum čia ir nekvaršinsim galvos. Taigi pasižiūrėsim, kaip čia bus, dar neaišku. Na ką, dabar sustojame prie parduotuvės, apsiperkam, reikia vandens, maisto ir šaunam. Šiandien ankstyvas rytas, yra 9, Strava rodo, kad nuvažiuosim per 4 su kapeikom valandų. Taigi absoliučiai galim neskubėti, šiandien turėtų būti gan lengva diena. Taip pat norėjau pagirti šitą tašę, labai pasiteisino, ačiū Martynai, kad paskolinai, aš tokį nusipirksiu iš Tarkos. Ką norėčiau pasakyti jums, tai aš čia pasiklievau lipnios juostos, tam, kad nedrožt pačio vairo, vis tiek patenka purvo ir viso kito, taigi čia per tą brūžinimąsi per laiką galėtų šiek tiek nuzulinti vairą. Tai vairo man gaila, tai aš lipnę juostą pasiklievau. Taip pat čia, kur tašė remiasi į rėmą arba į laidą, irgi gali per laiką sukinėtis ir šiek tiek pabrūžinti rėmą ar dar kažką. Tai pas man čia visas dviratis yra pliuotas plėvelė, tai aš dėl to nepergyvenu, bet čia irgi siūlyčiau kažką pasikliuoti dėl šventos ramybės. Taip pat tašė gale irgi sitpostas užklijuotas su izoliacija, tam, kad netrintų ir panašiai. Taigi, na ką, reikia pasirūpinti, kad po to viską nuklijavus, viskas labai tvarkingai važiuotų. O kol kas... Tai ką, įveikiam beveik 30 km. Dienelė būtų absoliučiai lengva, jeigu Vilniaus sąlygomis. Bet kadangi jau mes čia išsikankinę, vis tiek taip sunkiau sukas. Žiūrėkit, koks kemperis, hebra. Geras, ne? Aš tokį norėčiau pakeliauti iš tikrųjų, bet jie kainuoja šių pusę lemą. Tai ką, atvykom į tokį miestelį Serpa, kadangi 30 km jau reikia gerti kavą. Mūsų tradicijos nelaužomas, kava ir skaniukas. Geriausia jų tas vietinis, nata vadinasi, labai skanus. Va čia va, San Pedro, savo Pedro kava. Pradėk. Štai Valdemaras demonstruoja, kaip mes per laisvą dieną, kaip laikysena turi kokia būti pas cikrą dviratininką. Šaunuolis Valdemaras, šaunuolis. Dabar visi žinos. Įveikia 45 km vidutiniu 26 km per valandą greičiu. Galime konstatuoti, kad esam šiandien visiškai nelabai jau tokie ir gyvi, bet pusiau recovery dienelė tęsiasi su Valdemaro mediniu. Mama, čia beždžionė, vyksta veiksmas zoologijos sode. Dukrelė, ne, mes dar tik kasoje. Ką, atvykę į Maurų miestelį, matom, kad netokie čia visi ir Maurai. Visai normalūs žmonės. O, gražus centriukas. Puikiai, pažiūrėkit, apsuksim ratelį. O, prašom. Ir kavinukė, pensininkai čilina. Kaip normaliuose šalyse ir priklauso. Tai ne pas mus vargsta vargšai. To pensijos tik vaistams ir lieka. Čia čilina hebra, lūtį geria nuo ryto. Džiaugiasi gyvenimu, šildymą mokėti nereikia. Žiūrėk, kokia graži gatvė pas Maurus. Net nepagalvotum, kad Maurai, ne? Nu, prašau, ir Karlsbergą galima nusipirkti. Bet mums dabar nereikia. Mums reikia kavinės. Tikėkime rasim. Kilom į kalną, 68 kilometras, esam išsikvėpę, šiandien recoveris kažkaip sunkiai eina. Su vaikteliu daug metų aš važiavau, bet aš jo taip ir nepažinau. Čia Padą ir pedalą jis suka vėl, kai tik pamato jis kalną priekiau. Vaitelis on fire! Čia P valda. Vaitelis on fire!
Va ten priekisai atsukęs visus savo vatus. Kalnų ožka mūsų vaitelis yra. Rodau jums gan lietuviškus, bet ne visai vaizdelius. Va, šiek tiek kalnuočiau. Toks birželio mėnesis čia pas mus kovo. 90 km įveikta. Kapojam pasikeisdami tiksliau prieš vėją. Va, rodom vaizdus. Čia kažkaip mažiau gyvenama, mažiau miestelių, mažiau mašinų. Evaldas iš galo. Va, visi. Čiuožiam dabar į miestelį kavos paskutinės, nes nebedaug iki finišiuko jau liko šiandien. Visą laiką šiandien asfaltu važiuojam. Nu ir štai atradome nerealią kavinukę, į kurią mes ir nueisime. Na ir ką, draugai, šios dienos pramoga, įveikus beveik 110 km sukilusi daugiau nei kilometrą aukštį, liko vienas iš paskutinių sukilimų, tiksliau paskutinis, į va štai ten esančią pilį. Tiesiog pasižiūrėti, nes vis tiek reiks grįžti atgal. Aišku, protinga būtų tą kuprinę pasilikti čia kur nors, bet, nu, sakom, nedadėsi, netitrūksi, tai važiuojam su kuprinė. Bus ką veikti, 150 metrų, man rodo, į viršų per 1,7 km, vidutinis bus 7,5% greitas. Lavonas. Nelengva. Aš kai stambesnis žmogus esu, tai Lietuvoje nieko, gerai viskas, bet kalnuose amen. Vyksta kažkoks bėgimas, kažkokias varžybas va šitą kalną. Pilna bėgikų. O su šiai užvažiuota, čia užbėgti reikia. Privažiavom patį viršų. Čia darys Evaldas nuotrauką. Ir mes visi jas. O kaip kitaip. Reiktų dar pamatyti patį viršų. Prašom. Apeisim garbės ratą. O, Monserate vienuolynas. Ale kietai čia, ne? Wow. Wow. Nu ką, ir mūsų paprastą dieną praskaidrino. Nelabai jinai buvo turininga ir įdomi. Asfalto daug. Ir šitas vaizdelis kerintis. Nu prašom, nuostabioji Portugalija. Kosmosas. Atvykom į miestelį labai sunkių pavadinimų, kur mes ir apsistosim nakčiai. Pam, atvykom į savo viešbutėlį, kuris va toks nei prašmatnus, nei ne, bet mums užteks. Einam persirengt, skalbt drabužių, turim čia skalbyklą tokią radę. O, čia kad baseinas yra. Žodžiu, skalbsim drabužius, valgysim, ruošimės rytoj jau 17 valandą. Taigi aš kol kas atsisveikinu. Spauskit like, subscribe ir parašykit komentarą. Ir iki rytojaus. Dabar vyrų buitinės gyvenimo sąlygos. Ponas Valdemaras stengiasi likti nepastebėtas. Žodžiu, štai kaip atrodo mūsų kambarys. Dviratukai. Didžioji dalis leidžia priparkuoti kambaryje. Aš, Evaldas pasislėpęs, jau nebegali kentėti. Čia mūsų viskas labai tvarkingai išdėliota. Kojinės džiūna, ką tik buvom išsiskalbti. Čia džiūna drabužiai, nes radom tokią skalbyklą. O čia turim balkoną su sea view praktiškai. Va, sea view. Okay. Nu ką, varom valgyti. 8,5 € šitas kambarys, ant 3 su pusryčiais. Kas gali būti? 7,5.
Labas rytas, jūs žiūrite 1000 km dviračių YouTube kanalą ir mano vardas Vitalis ir šiandien sveikinamės iš saulėtos Portugalijos. Pas mus 8 diena, pabuvom viešbutėlį šitam, kuris visai nieko, už 75 eurus 3 su pusryčiais, taigi visai nebrangiai. Pasitepėm grandinės, Evaldas visą šitą reikalą atliko visiems, profilaktiką patikrino, ar dviratis važiuojamas ar nevažiuojamas. Jeigu būti teisingiems, reikėjo tai daryti iš vakaro, bet mes tingėjom, valgyt norėjom, alaus irgi norėjom. Alaus negeriam mes iš tikrųjų. Nealkoholinį buvo. Ne alkoholinį, žinoma, ne alkoholinį. Nu tai va, tai padarėm tą darbą, kurio reikėjo vakar daryti, padarėm ryte. Negerai. O dabar turim biškį pastovėti, kol susigersi grandinėlės. Ir tuo metu Valdemaras pasakys, kiek šiandien kilometrų mūsų laukia. Koks mūsų tiksliukas šiandien, rekoverinis? Mūsų tiksliukas šiandien rekoverintis. Kiek kilometrų, Valdemaras? 90. 90 čia yra labai Lengvas pasivažinėjimas. lengvai. Laukia 90% asfalto. Kaip visai lengva. Nu supratau, ačiū. Tai kaip jūs savijauta, kojytės, visą kitą? 8 dieną nebraška sanariuką jums jau? Geriau nei tikėjausi. Geriau nei tikėjausi. Ir pasieksim miestą, kuris vadinasi, tuo perskaitysiu, Montemor Onovo. Rodykit, gal biškai matysi šią. Va čia. Montemor Amora. Onovo. Onoro kažkoks. Nu žodžiu, ten kažkokia Čia ferma ne Velo gyvensim. Nova. Vos ne Velo Nova. Kas liečia kažkokius papildus šiai kelionėje, tai aš jų kaip ir negeriu. Turiu tik tais nusipirkęs elektrolitų. Čia visi geriam elektrolitus. Ir gertuvį įsimetam po tabletę. Nu ir kaip užtenka. Ir valgom belekiek. Tai 6-7 tūkstančius kalorijų per dieną bandom suvalgyti. Tai žodžiu, kai randam pavalgyti, tai valgom pyragėlius, viską kišam normaliai, nes maždaug tiek ir vartojam. Gaunasi, kad vien pavažiavus, tarsi su dviračiu sudegini kokius 3,5-4 tūkstančius kalorijų. Ir dar kai tiek paprastai degini, tiesiog gyvendamas dar 2,5. Čia tokiamis sąlygomis. Tai va, gaunasi, kad daug. Tai jeigu nori visas dienas važiuoti ir nepapulti duobę, kurią vis tiek papulsi, reikia deginti normaliai, tiksliau valgyti normaliai kalorijų, tam, kad būtų ką deginti. Žiūrėkit, draugai, sekmadienis. Pies. O, man čilina visas miestelis mažas. Alūtis nuo patį rytą. O, vis. Gyvena. Šilta, gera. Šiandien nuotaikytė 100 balų. Nes vakar buvau visiškai išdaužytas, sunku net buvo ką filmuoti ir pasakoti. Šiandien gerai išsimekojom. Puikiai laukia tik 90 su trupučiu kilometriukų. Viskas super, vėl prasideda džiaugsmai. Kartais kelionė, mano patarimas būtų padaryti vidury. Kelionės kaip ir mes padarėm vieną laisvą dieną. Pailsėti ir vėl pasilgti dviračių. Nevarykit kasdien pabelė kiek. Kai mes sakom, labai lengva nuo sofos suplanuoti atstumus. Iš Vilniaus Alkanam lapkričio mėnesį planuoji, ką čia darys. O kad varai pamatai, kad noris ir ten pamatyti, ir tą pamatyti, ir pasižiūrėti, ir padaryti. O kilometrai patys nenusivažiuoja ir ant galo pavargsti. Tai tiek, nu ką, kadangi bėgių negaliu perimti su viena ranka. O jie tolsta, todėl man reikia jos vytis. Pasigrožėkite vaizdeliais. Gan lietuviška, bet vis tiek žiauriai gražu, žalia. Va, koks laistytuvas po dešinę. Ratu sukas ir laista čia viską. Kosmosas. Gravelis, pasilgom. Čia graveliai būna, čia asfaltas čia. Apgavo. Aš jau čia įjungiau kamerą, visiems sakau, kad gravelis. Ir žiūriu, kad nieks čia niekur. Mums čia gali YouTube'as po to užblokuoti, sako, kažkaip negalima ilgai leisti muzikos. Nors labai gera daina. Mielosios, brangiosios, kurios žiūrit šitą video. Nežinau, ar yra tokių moterų šis, kurios žiūri šitą video, bet jeigu ką, tai paspauskit like ir parašykit komentarą. Padėkojam brangiosiam mūsų, kad išleido mūsų visą kelionę. Žodžiu, šitas gėlės jums. Tai ką, važiavom, dabar sustojom traukinių stoty, kaip čia parašyta, Santa Susana ir laukia atvažiuojančią traukinę.
Ir vienoje pusėje nėra, ir kitoje. O! Vienas atvaro jau. Vieno vagono lokomotyvas. Reiks sėst ant rato, manau. Pam pam! Sėdam, sto! Mes pagalvom, kad galėtų būti ir Rail Baltica užpilta žvyrkeliu, kadangi jiems vis tiek nesiseka ir labai daug milijonų ten kainuoja, tai tiesiog užpilkit žvyrkeliu ir padarykit gerą susisiekimą su graveliais. O kaip padaryta, va čia paprašom. Pim, čia buvo geležinkelis, o dabar žvyrkelis. Čia buvo stotis, o dabar niekas. Tai jo, varom toliau. Žiūrėkit, ko ne Afrika čia pas mumis. Trūksta tik hipopotamų. Dramblių. Ne, dramblį jau turim. Skiriam dainą Gravelį. Gravel road, Take me home. Jeigu dar savaitę tęsis mūsų kelionė, tai mes čia visai bus blogai. Ui. O, stilpom. Žiūrėkit, kam sėdam ant rato. Maserati! Pirma gera mašina, kurią čia matau. Visi kiti triperiai. Dar viena, opa! Ferrari. Čia mitukas jaučiu, gal čia ne paskutinė. Įvažiuojame į miestą, kuriam valgysim arba gersim kavą ir va, simbolinis ženklas dviratukų ant pačią žiedą. Šiaip daug tokių simbolinių su dviračių ženklų, nors pačių dviratininkų tai nelabai tiek savasakant. Taip, tai atvykome į miestelį Evorą, įveikę 45 km. Va, čia epicentris, o ten dar bus ir pilis, kurią aš jums tuoj parodysiu. Va, pasižiūrim kartu su jumis. Va, matote, po kraštelį matosi, gal tikiuosi ir davažiuosim. Visai kažkoks gražus miestelis toks. Gražios architektūros, aš nesu specialistas. Bet mes dabar ieškom kas laik kur pavalgyti, kadangi šiandien važiuosime, kaip jūs žinote, visai nedaug kilometrų, apie 90, tai pusė įveikta. Tai net neapsisprendžiam, ar čia tipo kavą gert, ar stot pavalgyti. Nu ką, pasigrožim vaizdais, ieškom kavinės ir tuoj susitiksim. Va, pasižiūrėkit, vairavimo skilsai. Eina šiktų žuojutą jam, aš tai čia nevažiuočiau. Viskas, tėvė mūsų čia tikrai nepratilps. Nu, bet mes su dviračiais visur galim, šokam toliau. Nu, jeigu ką, tai miestelis čia tikrai kietas, savo tokių žiauriai senų senamiesčių. Seniai jau bematėm tokį įdomesnį miesteliukštį. Jau netoli savo kavinukės. Radom restoraną savo. Ten pas mus užimta, bet čia užtat laisvas. Bum bum, pastas, o mes ir norim pastas. Hello, do you have place for 3 people? Yes. Can we sit here? Outside? Outside. Yes, please, thank you. Nuostabiam restorane mes panervuosime jūs pigia, tik 10 euriukų kainuojančią iš tikrųjų lazanę, kur visai nemaža, šultinga ir skani. Skanaus. Geriausia yra turėti tikslą. Vienas tikslas ties 50 km buvo pavalgyti, padarėm, kaip matėt, lazanės pavalgėm. Antras tikslas irgi labai paprastas ir labai artimas, už kelių kilometrėlių bus miestelis. Stosim kavos, šiandien niekur neskubim, šiandien realiai buvo atostogos galų gale. Taigi varom link to miestelio gert kavos ir valgyti natą, jų firminį desertuką. Įvažiavom miestuką, visi čia tokie mažučiai, gan vienodi miesteliukščiai. Jau galvom visai negausim kavos, bet lyg matom, staliukai laukia yra. Kažkur prisėsim. Visi čia į mus žiūri kaip į ateivius. Čia matos turistų nelabai daug. Kas mūsų draugas? Iš Sohumuma. Va? Sohumuma. Aišku, aišku. Okei. Labai Čia gerai dabar espreso jūs padarė, tai normaliai. super, gerai atrodo. Kava 80 centų kainuoja. Su šitą gal biškai daugiau kainuos, neįsivaizduoju. Šiaip praislystė 80. Žodžiu, pigiai. Kai virėjas tau daro ir sriubą, ir kavą, ir viską, vadinasi all good. Sėdimės čia prie kavinės kaimelyje.
Čilinam ir galvojam. Kaip gerai čia viskas visiems šilta, gera. O močiutės vis tiek su megztiniais va ten sėdi. Čia tas kita kavinė. Mūsų dviratukai, mano aišku gražiausias. Šervėlo antroje vietoje. O mano tiesiog geras. Ne. Gėrė kavos, judame likusius 30 km link savo namų, kažkokiam kaime gyvensim toliau nuo miesto. Nes šiandien labai yra iš tikrųjų viešbučių, tai pasirinkimo ir nebuvo. Final climb, 400 vatukų, 11 gradusiukų. 11 gradusiukų climbas. 0 gradusiukų va. Nu va, kaip gražiai čia viskas. Tai ką, šios dienos pirmas ir paskutinis lankytinas objektas. Pilelė, kurios pavadinimą gal kas prisimins. Tai yra Parašysim. Radvilaičių, Barbaraičių, Ryktos dinastijos 14 etapo Barbaros Radvilaitės. Suvartau. Nežinau ką, aišku, galit nebetęsti. Tai va čia ir esame. Vasardamis. Taigi, baigiantis dienai, jau netoli viešbutuką nusileidus iš pilies, nusprendėm labai nesikankint. Ir šiandien tokia, kadangi jau yra sekmadienis, visą savaitę važiavom ir gavos turbūt, nežinau, 28 valandos ant balno šią savaitę, tai yra tikrai nemažai. Pagalvom, nusipirksimės butelaitį vyno, bulkutės, alyvuogių, dešrytės, sūriuko ir varysim pas savį į viešbutuką, kažkur terasai truputėlį pasėdėsim, o kažkada vakare nueisim pavalgysim. Taigi va, atvykome į parduotuvėlę, Hebra eina išsirinkti vinuko ir žodžiu šiandien chill. Šiek tiek jums dar parodysim, tikiuosi, kad ir jūs, nežinau, kuri yra šiandien diena, leidžiate laiką nuostabiai. Pasaugosiu dviračius. Tai tiek. Tai ką, draugai, 8 diena eina į pabaigą, bet nepamirškit, kad ne tik turistaut reikia, bet sveikas gyvenimo būdas yra svarbiausia. Na, atvykstam į geriausią šios kelionės viešbutį, vat apsikrovęs tokiais bambaliais, Evaldas su maišeliu užkandėlio. Į fermą, bet yra apelsinai, jeigu pritrūks zakuskės. Čia mūsų viešbutis, Hebra. Atsuksim. Atvykom į fermą, čia bus mūsų viešbutis. Vytalio ferma. Vytalio ferma. Kaip Vytara, taip Vytalio. Babam. Širėbum. Čimbarabam. Kvapas toks autentikalė. Na, senjoritas, čia normaliai. Žiūrėk, visko čia yra, žiūrėk. Šiandien turėsim veiksmą vakare. Gerai, kai čia dar. Čia žinau, kad mes dar niekart nebuvom, tai mums irgi toks pats šokas. Žiūrėk, kokia salė čia šokių. Dancing. A, tu mėgot žali čia? Mes čia tūsim susirinkom. O, žiūrėk, 3 lavytos. Treš. Viena iš Ikėjos, tokią mes namuose turim. Gerai, čia treš. Ei, žinai ką? Radiatoriai veikia, tu įsivaizduoji? Radikas vidury vasaros. Įjungtas, paliktas. Geras. Wow. Dušytas. Rožiniai, viskas labai gerai. Einam toliau žiūrėti, ką čia turėsim. Dar turim ką nors. Vyručiai, kur mūsų terasa? Kas čia per kambarys? Čia užrakinta. Nu ir viskas. Tai einam parodysiu, kaip atrodo mūsų ferma. Va, tai ten matėm mūsų apartamentai, čia yra viduj. Dviratėliai išparkuoti. Toliau einam pasižiūrėsim, labai geras dalykas yra apelsinai, pažiūrėkit, apelsinų medis, wow. Dviratėlis, jeigu kartais mano prasidurčiau padangas, galėsiu su šito rytoj kelionę tęsti. Va, žiūrėkit. A, jėzavo, ne vaizdelis. Vertas milijoną. Einam toliau, pažiūrėsim. Nežinau, ar čia galima, ar negalima, bet einam pasižiūrėsim. Aš matau ožką.
O Oška mato mane, mes abu viens kitą matom. Va. Yra žmonių kažkokių. Gal nieks nesupyks, kad aš čia praeisiu. Geras. Aš bijau Oškų. Oškas bijot manęs? Labas, Oškytės. Geras. Oi, ne. Jisai prirakintas, ačiū Dievui. Gerai. Labas, nepėkščiu, neliukas. Va. Ūkis. Tiek draugai iš mūsų fermos, mes atsijungiam, einam praustis, valgėt į miestą ir 8 diena baigta, tai liko rytoj finalas į Lisaboną. Čiau. Paukštelių čiulbėjimo fone, mūsų vakarienė, pavakariai, pusrytienė, atrodo štai taip.